įstatymų pakeitimus, kuriais sprendžiamos kompleksinės problemos elektros energetikos sektoriuje. Kaip žinia, šiai dienai tikrai galime pasidžiaugti sparčia atsinaujinančios energetikos plėtra Lietuvoje. Jeigu metų pabaigoje turėjome 5,4 gigavatus tiek saulės, tiek vėjo pajėgumų ir praeitais metais buvo įdiegta 1,7 gigavato, tai jau šiai dienai turime 6,2 gigavato atsinaujinančios energetikos, tiek saulės ir vėjo kartu sudėjus. Plėtra tikrai yra sparti, bet rinkoje susidurime su tam tikrais trukdžiais. Dėl to turėjome tikrai aktyves ir intensyves konsultacijas dėl šių įstatymo projektų. Praktiškai metus laiko jie buvo ruošiami tam, kad turėti tikrai tvarų, subalansuotą atsinaujinančios energetikos vystymąsi. Ir nors rinkoje yra daug išimta rezervacijų, stebime tam tikrą projektų plėtros sulėtėjimą. Todėl šiais įstatymo projektais siekiame užtikrinti atsinaujinančius išteklius naudojančių elektrinių ir ar energijos kaupimo įrenginių projektų tolimesnį įgyvendinimą, sugretinant jį su elektros energijos vartojimo augimu ir tarpsisteminių elektros jungčių plėtra. Konkrečiai šiais įstatymo projektais siekiama tai pirmiausia sudaryti galimybės elektros gamintojams lanksčiau užbaigti projektų įgyvendinimą arba nutraukti projektus mažesnėmis sąnaudomis ir taip atlaisvinti rezervuotus tinklų pralaidumus kitiems potencialiems plėtotojams. Projektų vystytojams, neketinantiems stabdyti projektų, būtų sudarytos galimybės leidimų galiojimą terminą pratęsti nuo dabartinio 4 metų iki 8 metų. Čia būtent nuo plėtros leidimo gavimo. Arba pakeisti suplanuotą vykdyti veiklą į kitą veiklą elektros energetikos sektoriuje, įsipareigojant papildomo finansinių garantų. Antrasis pakeitimas yra sumažinti administracinius ir perteklinius reikalavimus, nekuriančius pridėtinės vertės valstybei ir patiems projektų vystytojams. Tai pirmiausia, siūlome panaikinti perteklinius reikalavimus išduodant leidimus ir atsisakyti nebūtinų dokumentų pakeitimo. Taip pat labai svarbi nuostata, tai yra siūloma sumažinti tinklų operatoriams mokamo prievolių įvykdymo užtikrinimo dydį nuo dabartinio 50 eurų iki 25 eurų. Ir šio pasiūlymo logika yra tokia, kad anksčiau, kuomet buvo tikrai didelė konkurencija dėl pralaidumo, toks mokestis buvo racionalus ir priimtinas. Šiuo metu, kuomet yra konkurencija sumažėjusi, sumažinant šį rezervacijos mokestį, tai būtų tiesiog sumažinamas įšaldyto kapitalo dydis vystytojams. Trečia, siūloma patikslinti nuostatas dėl elektros tinklų pralaidumo rezervavimo tvarkos. Ir taip pat nauja nuostata siekiama patobulinti tiesioginės elektros linijos reglamentavimą, sudarant galimybės vartojimo ir gamybos objektus jungti tiesioginės linijos būdu, visiškai neatjungus šių objektų nuo operatoriaus tinklų. Tai reiškia, kad nebūtinai turėtų būti veikimas salos režimu, bet netgi ir turint prisijungimą prie Litgrido arba ESO, tokia tiesioginė linija galėtų egzistuoti. Taip pat siekiama galutinai užbaigti direktyvos dėl pastatų energetinio naudingumo ir 2 reglamentų perkelimą į nacionalinę teisę. Kokia bus šių projektų nauda Lietuvai ir vartotojams ir vystytojams, tai yra pirmiausia pagerinta Lietuvos investicinė aplinka ir jos konkurencingumas, sudarant galimybę elektros perdavimo sistemos operatoriaus ir skystomųjų tinklų operatoriaus kaupiamą elektros tinklų įrenginių rezervą panaudoti stambių investicinių projektų spartesniam įgyvendinimui. Paprastai tariant, tai reiškia, kad rezervai galėtų turėti dvigubą paskirtį, tai jie būtų kaupiami pačių tinklų atstatymui dėl sabotažo ar krizės atveju, bet tas pats rezervas galėtų būti naudojamas ir prijungimams. Tai yra tiek savivaldybėse, kuomet ateina nauji investuotojai, taip pat užtikrinant ir atsinaujinančios energetikos plėtrą. Tokie pakeitimai yra technologiškai ir techniškai būtini, nes kartais transformatorių gamyba užtrunka 2 ir 3 metus ir tai yra esminis butelio kaklelis būtent prijungiant naujus.